Žiūrėkit, kokį žvėrį radau. 15 metų GTR'as premium komplektacija. Tas paipas tai žiauriai brutaliai atrodo, grėsmingai. Karbonas. 72 tūkstančiai mylių turi. 15 metai, kaip minėjau, pabraižymai. Pamperis metų suskeldėjęs. Tas geras žvėriukas yra. Dabartinis statymas yra 15 tūkstančių dolerių už jį, o pirkti dabar kaina yra 42 tūkstančiai. Bet manau, daugumą žmonių dalyvaus aukcione ir bandys laimėti. Jisai kūrėsi ir važiuoja. Priekinis langas, matot, sudaužytas, parsinaudo draudimo. Gruodžio 1 bus aukcionas. Aukcimas yra jos vat šitas. Įvažiavo su priekiu. Ir kapotas, ir sparnas. Bet pažiūrėkit į šitą dalyką. Čia tai gerą kuvaldą stovi. Kaip matot, pažeidimai vat yra tokie. Balkis yra sukreiptas. Galima video užvesto variklio pasižiūrėti aukciono svetainėse. Čia prieš kokią porą mėnesių irgi parsidavinėjo vienas, neatsimenu, irgi 14-15 metų, bet parsidavė už 55 tūkstančius dolerių, įsivaizduojat. Bet ten buvo nuvažiavęs tik 16 tūkstančių mylių. Šitas, matau, šiek tiek yra prastesnės būklės, kadangi vat, oda, matau, jau neatlaikė Majamio saulės, kadangi čia labai karšta. Ir vat, matau, jau susiraukšlėjus yra panelė gyva. Kitoje pusėje irgi matau yra. Vat visos durys nuo karščio grinai nusilūpusios. Išaudžiusi pagalbę vairuotojo. Bose aparatūra. Čia niekas nesėdi savaime, aišku. Ekranas greičiausiai bus sudaužytas multimedijos. Sėdynė paplyšusi, matau. Šitas biški jau toksai matosi. Būklė prastesnė, bet tikrai jo kaina nuo to nei kiek nenukris. Pamatysit, jis išeis irgi nepigiai. Kaip minėjau, dabar yra 15 tūkstančių, o čia tokios detalės visokios, tai galima pasikeisti. Čia irgi šiek tiek atsilūpę, matau, yra.